Daug laiko finalo dalyviai praleidžia ne tik repeticijų salėse, bet ir plaukų stilistų salono Expert meistrų kėdėse. Gera pagaliau atsisėsti ir tiesiog pailsėti ir laukti, kol kažkas kažką padarys, nes tas laikas, kai ruošiesi visiems pasirodymams, žiauriai įtemptas. Mes su jais bendraujam, mes stengiamės, tarkim, kalbėti apie kažkokias tai temas, kurios jiem gali būti, pavyzdžiui, visiškai su projektu nesusijusios, bet tiesiog, kad jie atsipalaiduotų. Ir va taip maždaug turėčiau atrodyti kitame šokyje. Kokio stiliaus šokėjas būsi? Taip, modernus. Šie kiekvienam parenka tinkamas L'Oreal Professionnel priemonės ir dažo, puoselėja bei šukuoja šokėjų plaukus, stengdamiesi kaip įmanoma labiau atskleisti kuriamus personažus. Ir baliai ant plaukų, ir vienu žodžiu bus pas mus ir geišos, ir dideli kuodai, ir vakarėliai. Žodžiu, šiandien, man atrodo, iš viso repertuaras bus toks didelis, kad reikės įgyvendinti visas fantazijas, kokių salonė neįmanoma įgyvendinti. Turiu bent vieną laisvą minutę, kai galiu tiesiog atsisėsti ir nieko negalvoti, tiesiog atsipalaiduoti.